Labą dieną, kaip sako čia buviai. Duotuoju momentu randamės Rumšiškėse. Ant kokio kaimo? Koks čia kaimas? Balbieriškis. Nežinom kokią sodybą. Čia miestelis, kur susieina visos lietuvių liaudės nacionalinės kultūros. Tautinės. Mėgaujamės medaus salumi ir to pasiekoje darome tyrimą į darbą. Eikit paklausinėkit vietinių. Tyrimasis darbas yra, reiškia, kodėl visokios kepurės ir pirštinės, dar ypač vasaros metu, gaminamos iš nekaltų žvėrelių kailelių. Kai tu tarpu kaltieji laksto savo nenudobti ir laimingi miškuose Lietuvos Respublikos. Ir kai tu tarpu kubilius lieka už nieką neatsakęs ir iš jo kailių nepasivama netgi elementariausia koinį. Ir man retorinis klausimas pasistoja čia, kur kubilius, ar jis atvažiuos šį vakarą? Jisai neatvažiuos, nes jis bijo. Jisai bijo tautos, jis bijo liaudies. Pirmin! Komon! Prie Seimo! Palauk. Ne, visi gal vis dėlto reikėtų pakalbinti Tūlą pardavėją ir paklausti, kaip mokytoja, pedagogė, kaip jinai jaučiasi pardavinėdama, sakykime, tuos kailiukus iš tų šitų visų voveraičių, šitų visų... Koks jausmas? Koks jausmas, kai žinai, kad jau voveraitai, klausykit, kiek likiant Lietuvos, 1-2 jaučiu, ne? Nu, dar gerai, jeigu 2, kad dar 3 susilauks. Bet tai patinėliai. Bet po šitų paradų dabartinių gali ir... Gali jau ir susilaukti kažkaip, stebuklingų būdų. Tai reiškia, ko pasiekoje mes norėtume vis tiek paklausti pardavėjus, ar čia iš natūralaus kailio, jeigu ne iš natūralaus, tai kaip jis padarytas? Tai gal mes ir prasieinam tada, einam, paklausim. Ai, kokios kojinės. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, o čia natūrali vilna ar nenatūrali? Natūrali. O tos ožkytės buvo nukirptos, avelės skirai buvo nukirptos humanistiniu būdu, ar nupeštos kaip kokie ereliai? Čia bijau kolega, kad čia labai humaniškas skyrius, mes ne čia pataikėm, čia tik tai avelės. Mums reikia kur žvėrelius naudoti būtų. Jos, sakyk, tau pas jūs nėra, kur padarytų daiktų žvėrelių, kailelių, kur ten, reikėjo medžiot prieš tai ir taip toliau. Nemedžiotoja esat pati? Panašiai medžiotoja. Kas dabar, žinau, kad kažką iš Vilnos turit, matom? Užsislapstė visokių... Elektrakratėma vis. Ai, kad greičiau... Humaniškai. Kad greičiau ta vilna, kaip sakyt, nukristų ir tokia liktų kokybiškesnė. Nu gerai. Bet tai klausykit, kaip dabar Tūlas žmogelis pasijaustų, jeigu jį pakratytų elektros srovę, įdant atsijungtų tie visi plaukeliai nuo jo? Kad pasiūti kažkam tai kokią tai koinę, ar ten... Numegzti koinę, ar ką tai? Ar numegzti. Gerai, einam prie sekančio skyriaus, ačiū jums. Čia tarp kitko ne ten pataikymas. Būsim ne ten pataikymas. Bet laimingai. Va, rūpintojėlis. O čia iš natūralių medžiagų? Čia iš medienos. Bet Lietuvos miškų. Medis neklykia, kai jį ten jauna. Medžiai be lapų, mergos. Net einam geriau prie rožančių. Einam prie rožančių pakalbinti. O, klausykit. Labą dieną. O, gintarinė respublika, gi. Vis tiek. Lietuva. Bet klausykit, gerbiamoji, sakykit, kiek vis dėlto reikėjo dienų, savaičių, mėnesių, tam mūsų Baltijos byče vargti, kad pririnkti šitie gintarų. Metai ėjo. Bet ir tai rodo atkaklų lietuvių būdą ir nepasiduoti užsienio štormams. Ir bendrai. Ačiū jums. Einam prie sekančio stendo. O va čia jau matom, taip sakant, tokius baltiškus motyvus, bandymus imituoti. Šliūbiniai žiedai pas jūs yra, ar kaip? Latvijas. O, Latvijas. Kalbėkit latviškai. Ну хорошо, можем и по-русски. Так, пожалуйста, коллега. Latviai nuo Livonijos ordino dar vokiškai turėtų suprast gal. Warum nicht? Das ist šliūbinis žiedas. Ne. Baigit, kalbėkit suprantama kalba visiems. Понимаете, это Шлюпский. колеса шлюпские,
собі можна там пойти на На пойти на свадьбу, божничу, на алторис. на свадьбу, там надеть женщине и сказать, что я буду Тебя люблю и буду навсегда. тебя любить навсегда, Да, а и- думать, конечно, другое. И про горе, и в Дангусе. Главное, что думать, другое и надеть Да. можно что угодно. Да. А, ну да, вот продавец, который знает, что продает. Ну вот. Ну что я могу сказать? Вива Балтия. Вива Балтия. Вива Балтия. Спасибо. Ачу Ну, О, kokios pilotės. Kokios pilotės, pažiūrėkit. Tai čia dar kaip Marytė Milnikaitė ir šitą Tereškovą. Kaip Tereškova. Jo, kaip Tereškova Pilotavo. į Myras. Tai čia mūsų herojus ir dar Žana Dark nepabijosiu to žodžio, Žana turėjo Dark. panašų, kai ant tanko vairavo. Tai jeigu būtų Taip. nesudeginta, tai aš nebejoju, kad jinai būtų ir pilotavus Praktiškai taip. pirmąjį orlaivį ir pirmąjį šitą... Naikintuvas mygas čia E, mažiausiai būtų jos ne mygas, o rankose. šitas Tu? tigrų. Mes išsikas. Ir panceris. Pancerį jinai būtų vairavus vokiškai. Bet tai mes priėjom prie kailių galų gale, va šitos aktualijos, pavyzdžiui. Jos, o čia ponė, sakykit, natūralūs kailiai. Bet vis tiek, va, Dieve man. kaip tai yra, ar tai yra moralu? Ar tai yra lietuviška Ar tai galų gale? lietuviška galų gale? O? Va! 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 Esmė. Štai Rumšiškėje priėjome pirmą homo kapitalistus, kur, kaip sakyt, Kur atvirai buvo kur atvirai pasakyta, buvo pasakyta, ko mes kad čia esam gerbiami- ir ką mes čia darom. tai aš dabar šitą medaus alų einu išliesiu atgal į tą... Į veidą. Į veidą, į veidą. O šitie, sakykit, kas per primenantys tokius... Kažkur tai ar tai iš cirko, ar tai iš lėlių teatro. Ai, man tai jau primena... nu, nepatogu. Man tai štepselė ir tarpunka, Nepatogus. pavyzdžiui. Į ką tau? Štepselė ir tarpunka. Man tai bielka ir strielka primena Ai. labai. Jie gali skraidyti tau. Ir gali skraidyti, tai ir skridėm.